Sveiki visi, naujas sezonas čia, 5. šūvis ir mes pradedam. Susitinkam šį gražų savaitgalį pavasarį. Šiandien yra šiek tiek šaltoka, +4 tiktais. Vėjas pakankamai normalus, 3 metrai per sekundę, tai neturėtų jaustis mikrofone ir neturėtų jaustis šaudyme. Tačiau šiandien mes nešaudysim. Šiandien norėsiu pašnekėti 3 temom, esu jas pasirašęs telefone. Tai pirma tema bus tiesiog apie šį sezoną, kas keitėsi, ką matysime sezone ir, principe viskas apie naują sezoną. Antra tema bus, pakalbėsime, kaip įsigyti C kategorijos ginklą. Step by step, nuo A iki Z, absoliučiai viską papasakosiu. Ir paskutinė tema, kurią šiandien norėsiu pašnekėti, tai apie saugų ginklo laikymą ir ko nedaryti turint ginklą. Taigi, judam prie pirmos temos, kas bus šiame sezone. Visų pirma, noriu sugriauti vieną tokį mitą, kurį greičiausiai dauguma iš jūsų yra įsidėję galvą, susigalvoję, kad kiekvienais metais bus naujas sezonas. Ne. Tiesiog taip gavosi, kad pirmas sezonas buvo praeitais metais, antras sezonas startuoju po metų, bet tai nereiškia, kad sezonas truks tik tais metus. Atskleisiu paslaptį. Taip, pirmas ir antras sezonai bus atskirti metais, bet jau nuo trečio sezono bus šiek tiek kitaip. Trečias sezonas tęsis ilgiau negu metai, reiškia bus šaudymas ir žiemą, bus šaudymas galbūt ilgiau negu metus, nes trečiam sezone, gal aš neatskleisiu dabar, kas bus trečiam sezone, bet trečiam sezone oi bus. Taipogi, kadangi sezonai nebus taip, kad kiekvienais metais po naują sezoną, aš epizodų eiliškumą, numeraciją tęsiu. Nebus taip, kad pirmo sezono pirmas, antras, trečias epizodas, antro sezono pirmas, antras, trečias sezonas, epizodas, trečio sezono pirmas, antras, trečias epizodas. Ne, epizodai eis toliau. Tai jeigu, sakykime, pirmam sezone aš baigiau su 15 epizodu, tai antram sezone aš pradedu nuo 16 epizodo. Ir aš negaliu sakyti, kad tai yra antrojo sezono 16 epizodas, tai yra tiesiog antras sezonas ir 16 epizodas. Mano mintis yra tokia, kad kiekvienam sezone keisti ginklą. Naujas sezonas, naujas ginklas, naujas galimybės. O kodėl taip nusprendžiau? Aš tiesiog noriu žinoti per visus sezonus, kiek aš būsiu nufilmavęs epizodų. Taip pat naujas dalykas, ką aš darysiu, gavau pastabų iš praeito sezono, kad kai kuriuose videose nenurodžiau atstumo, kurio šaudau. Tai dabar 3 dalykai, kuriuos matysite absoliučiai kiekvienam video išskyrus šitą, nes šitą epizodą mes nešaudysim. Tai bus vėjo greitis, atstumas ir kulka, su kuria šaunu, reiškia jos svoris. Dar vienas naujas dalykas, ką mes pamatysime šiame sezone, tai yra scope camas. Aš ant savo ginklo, kuris guli šitoj taščiai, kol kas aš jums jo nerodysiu. Pašnekėsime apie tai vėliau. Tai ant mano ginklo optikos bus uždėtas scope camas, reiškia, jūs matysite tai, ką aš matau per optiką. Čia tokia įdomesnė naujovė. Manau, jinai patiks, jei ne visiems, tai manau daugumai. Ir žinoma, čia turbūt jums užkliūva už akies šitą tašytę, kurią aš laikau po savim. Tiesiog, kadangi aš turiu čia gan nemažai įrangos, 2 kameros, ginklas, mikrofonai, iš principo daug įrangos turiu, kuri yra brangi ir aš esu vienas. Reiškia, jeigu kiltų kažkokia situacija ar kažkas, mane gelbėtų šitą tašytę. Ir tai, kas yra čia. Taip, aš turiu išsilaikęs savigynai ginklą ir jisai šį sezoną bus su manim, nes praeitam sezone buvo keli atvejai, kai mane aplankė žmonės, ta prasme nepiktybiški, viskas tvarkoja, bet pagalvojau, jeigu būtų prisiknysę kokie keliese piktybiški žmonės, kaip aš būčiau apsigynęs. Tai nusprendžiau šį sezoną su savim nešiotis ir savo sideguną, savigynos, jeigu tektų gintis. Aš tikiuosi, to nereikės daryti, nes praeitas sezonas kaip ir praėjo sklandžiai, tikiuosi ir šis praeis sklandžiai. Šitą tašytę matysite ant manęs, manau, kiekvienam epizode. Ir žinoma, daug dalykų pasimokiau iš pirmo sezono.
ką aš ten blogai dariau, filmavimo estetika šiek tiek pasikeis, nes kaip pavyzdys, praeitam sezone aš po kiekvieno šaudžiau skirtingom kulkom, kaip pavyzdys, po kiekvieno šaudimo bėgau ir žiūrėjau rezultatus, tai kad sutrumpinti video laiką, kad tiesiog nesikartoti, iš pirmo sušaudom visus taikinius, tada ateinam ir jau pažiūrim rezultatus. Taipogi visi tie persitaisimai ir panašiai ginklo, jų nereikia filmuoti, tai žinot, kaip ginklas veikia tikriausiai, nes, jeigu bent jau žiūrėjote pirmą epizodą, tai tikrai žinote, nes šis ginklas bus panašus, ta prasme, irgi bolt actionas, reiškia, po kiekvieno šūvio reikės jį pertaisyti. Tai stengsiuosi visų tų pašalinių dalykų nefilmuoti ir nerodyti, kurie kartuojasi ir kurie yra nereikalingi kadre. Tai bandysiu suspausti kiek įmanoma, kad būtų įdomu žiūrėti, bet kad nebūtų pašalinių dalykų, kurių nereikia. Na ir sąrašiukas, kas įdomaus laukia šiame sezone. Tai būtų, aišku, bus šaudimas į taikinius, į visokiausius taikinius. Tai čia kas be ko. Tada bus šaudimas į daiktus. Jo, bus vienas epizodas, kur šaudysiu į daiktus. Ir tie daiktai, bus visokiausių, aišku, ten nuo dėžučių visokiausių, lemputės, akiniai, laikrodis, iš principo visi dalykai, kuriuos aš iš rūsio išsitraukiau ir supratau, kad man jų nereikia, tai pabandysim juos pašaudyti, pažiūrėsim, kokį damage daro šitas ginklas. Bet iš tų įdomesnių dalykų, tai šaudysim į iPhone'ą, veikiantį iPhone'ą, šaudysim į kompiuterį, veikiantį kompiuterį ir šaudysime į teliką. Telikas irgi veikiantis, tik tais, kad aš čia neturėsiu kur jo įjungti, kad jūs matytumėt, kad jisai veikia. Tai vat, bus tokių įdomesnių epizodų, kur, manau, patiks. Tikrai patiks ne tik man, bet ir jums. Taip pat bus ir sprogimų. Esu jau susitaręs su žemės landlordu, nežinau kaip lietuviškai, kur galėsiu atlikti vieną epizodą, kuriame bus sprogimai. Labai plėstis nenoriu, patys pamatysite. Na ir žinoma, kaip ir praeitam sezone, kažkuriam epizode minėjau, kad galbūt šiame sezone pasikviesiu kažką pašaudyti ir panašiai, tai taip, bus dvikova su kitais žmonėmis. Šitas irgi jau yra kaip ir suderinta, viskas sustiguota, tai bus epizodas, kur rungtyniausiu, atlikinėsiu užduotis ir bandysiu laimėti prieš kitus žmonės. Na žinoma, šitam sezone, kaip jau ir minėjau, yra naujas ginklas ir nauja kategorija. Jeigu mes praeitam sezone šaudėm iš D kategorijos, dabar perlipsim į C kategoriją. Kaip ir minėjau, tuoj papasakosiu, ką reikia pereiti, kad įsigyti C kategorijos ginklą. Bet pirmiausiai gal papasakosiu, kas įeina į tą C kategoriją. Tai pradėkime nuo pneumatinių ginklų, kuris guli ir čia, kurio gale yra daugiau negu 7,5 džiaulio. Taip pat įeina dujiniai ginklai, kaip pavyzdžiui dujiniai pistoletai, signaliniai ginklai, taip pat senovinių ginklų kopijos, A ir B kategorijos ginklai, kurie yra perdirbti taip, kad jie būtų visiškai nenaudojami. Su jais negalėtumėm šaudyti. Ir paskutinis variantas, kurį aš paskaitysiu, nes čia pakankamai įdomiai parašyta, gal sudėtingai, tai šaunamieji ginklai, kurie atitinka kitų kategorijų kriterijus, tačiau prie jų nepriskiriami dėl nedidelės nukaunamosios galios ir kurių sviedinio kinetinė energija yra nuo 2,5 iki 7,5 džiaulio. C kategorijos ginklo įsigijimas. Tai reikia pradėti nuo pačių pradžių ir mums reikia mums reikia perėti psichologo komisiją, bet kad tą galėtumėm padaryti, pirmas dalykas, mums turi būti 21 metai. Ne 18, 21. Jeigu tau, tas, kuris žiūri mane, yra 21, jau vienu žingsniu esi priekyje. Ir dar jeigu esi dirbantis, kas tikriausiai ir yra, nes, galbūt dar studijuoja ir kažkas tokio, bet jeigu esi dirbantis, tau iš darbo reikia gauti charakteristiką. Direktorius turi parašyti apie tave, kad tu, esi sveiko proto, geras žmogus ir panašiai. Iš principo, darbovietė turi tau išrašyti charakteristiką su direktoriaus parašu. Jeigu tu gavai tą popierių iš direktoriaus, su direktoriaus antspaudu ir parašu charakteristiką savo ir tau yra 21 metai, valio,
užsiregistruoji pas, artimiausią psichologą ir sakai, kad aš noriu pereiti komisiją dėl ginklo. Noriu pabrėžti, kad tiek C, tiek B kategorijos viskas yra tas pats. Tai kai sakau, kad noriu įsigyti ginklą, eini pas komisiją įsigyti ginklui, tai čia tiks ir C, ir B kategorijai. Tik tais, B kategorija tęsis tolin, kai viską aš dabar papasakosiu, tai kad B kategoriją gautų, dar reikėtų šiek tiek daugiau žingsnių perėti, bet apie tai mes nešnekėsim, mums aktualu C kategorija. Gerai, mes nueinam pas psichologus ir perinam komisiją. Perėjus komisiją mes gausime pažymą 046A. Tai yra pirma pažyma, su kuria mes judėsim toliau. Reiškia, psichologo komisija mums reikalinga tik tam, kad gautumėm 046A pažymą. Toliau mums reikia 049A pažymos, bet iki jos dar yra šiek tiek kelio. Tai kaip ir minėjau, 046A pažyma, tada mes kreipiamės į narkologinį skyrių ir turime iš ten gauti pažymą, kad 5 metus nesam stovėję, nėra jokių įrašų apie mus narkologiniam. Reiškia, mes ne narkomanai, ne kažkokie tai blogi žmonės. Gaunam tą pažymą, 5 metai nesam jokių turėję įrašų, valio. Reiškia, turime narkologinio pažymą, turime 046A pažymą, tarp kitko dar noriu pabrėžti, kad 046A pažymą norint gauti, einant komisiją per psichologus, taip pat 10 metų neturi būti jokių įrašų pas psichologus. Jeigu 10 metų laikotarpį lankėtės pas psichologą dėl kažkokių problemų, 046A pažymos tikrai negausite. Gerai, bet sakykime, 10 metų pas psichologą nesilankėm, 5 metus jokiam narkologiniam neturim įrašų, jau 2 iš 3 punktų yra su čeku. Paskutinis punktas yra pereiti medikų komisiją poliklinikoje. Tai būtų regėjimas, klausa, ir visa kita. Medikų komisija tai panašiai kaip eiti į darbo komisiją. Plius minus viskas labai panašiai. Tiesiog patikrina tavo sveikatą, ar tu esi sveikas žmogus. Nežinau, kam tas reikalinga, bet medikų komisiją taip pat reikia pereiti. Ir jiems pranešti, kad einam medikų komisiją dėl 049A pažymos. Taigi, medikų komisija pereita, psichologų komisija pereita, narkologinio dokumentą turim. Kai turim šitos 3 dalykus, mums iš poliklinikos atsiunčia 049A pažymą. Tai yra pati pagrindinė pažyma, dėl kurios mes ėjom visą šitą dalyką. Ir turėkite omeny, kad ką aš vardinu, tai tokia chronologija ir reikia eiti, nes į poliklinikos komisiją negalite eiti, į sveikatos medikų komisiją negalite eiti neturėdami narkologinio ir 046A pažymos. Tai vat, ką vardinu, viską tokiu eiliškumu ir reikia susirinkti. Gerai, mes turime 049A pažymą. Ką toliau? Mums reikia kreiptis į e-policiją, prisijungti prie e-policijos ir tenais užpildyti formą, norint gauti neterminuotą leidimą laikyti, nešiotis C kategorijos ginklui. Nors iš tikrųjų, man atrodo, yra ten tas C kategorija. Dabar galvoju, ar yra nurodyta būtent C kategorija ar ne, nebeatsimenu. Bet man atrodo, taip ir vadinasi neterminuotas leidimas laikyti, nešiotis ginklus C kategorijos. Ir ten prisegame 049A pažymą. Viskas. Reiškia, mes pažymą prisegėm, užpildėm formą. Dabar, kas mums belieka, tai yra laukti. Laukti, kol iš policijos gausime pranešimą, kad jums suteiktas C kategorijos pažyma nešiotis ir laikytis ginklą. Viskas. Kai mes turime tą dokumentuką iš policijos, mums kas belieka, tik tai su juo nueiti į artimiausią ginklų parduotuvę, parodyti, kad mes galime nešiotis ir laikyti C kategorijos ginklą ir nusipirkti, kaip pavyzdys, pneumatinį ginklą, kuris yra galingesnis negu 7,5 džiaulio. Štai toks yra kelias. Tarp kitko noriu pabrėžti, kad visi punktai, didžioji dalis punktų yra mokama, viskas, kur kreipiesi, yra mokama, visos komisijos yra mokamos.
bijau pameluoti, bet aš kai laikiausi tais laikais visus leidimus, tai iki C kategorijos, man atrodo, apie 100 eurų man kainavo, kad visą šitą šaršalą perėti, apie 100 eurų padėjau visom komisijom. Tai turėkite omeny, kad už dyką nieko negausite. Na ir paskutinis dalykas, apie ką noriu pašnekėti, tai kaip saugiai naudotis ginklu. Nes C kategorija jau yra rimtas reikalas ir čia yra dalykų, kuriuos reikėtų žinoti. Tai pirmiausia, absoliučiai jokio alkoholio. Naudojant ginklus yra ta pati taisyklė kaip ir važiuojant motociklu. 0 promilės taisyklė. 0,1 jokiais būdais. 0,01 jokiais būdais. Absoliutus 0. Kas liečia būtent pneumatinius ginklus, tai reikia labai saugotis ir neužtaisinėti kelių kulkų vienu metu. Reiškia, įstūmiau kulką, pamiršau ir vėl įstūmiau kitą. Tai yra nesveika vamzdžiui ir, aplamai, tai yra blogas dalykas. Aišku, jeigu taip nutinka, nutiko kaip nutiko, jeigu neturite su ko įstumti kulkų, galite pabandyti šauti, bet šitaip yra gadinamas vamzdžio vidus, tai stenkitės atsiminti, jeigu užtaisite kulką. Ir geroji praktika sako, jeigu užtaisy kulką, tai ir šauni. Nenukreip dėmesio kažkur kitur. Jeigu pasiruoši šauti, tik tada užtaisai ir darai šūvį. Taipogi reikia labai žiūrėti, kad dėtumėt kulkas teisingą pusę, nes sijonėlis turi būti atsisukęs į jūs, ne kita pusė, nes vėlgi šūvis bus neteisingas, netikslus. Na ir vamzdžio nesugadinsit, nuo to vamzdis nekentės, nes, aš manau, kad nekentės, nes kaip ir viena kulka skrenda ar viena ar kita pusė, bet būkite atidūs ir dėkite kulkas teisingą pusę, jeigu norite išspausti maksimumą iš jūsų šūvio. Taipogi kulkų yra visokiausių ir jų yra visokiausių ilgių. Rinkitės tik tas kulkas, kurios telpa į jūsų dėtuvę, kad nebūtų nei biškio išsikišusios. Labai svarbus aspektas yra nenaudoti kulkų, kurios iškrito jums iš rankų, pabiro ant stalo, ant žemės ar panašiai. Venkite tokių kulkų dėti į dėtuvę ar į šautuvo lizdą, dėl to, kad jos aplimpa purvų ir tas purvas lieka jūsų vamzdyje. Aišku, vamzdį reikia valyti karts nuo karto, kas be ko, bet jeigu jau kulka nukrito ant žemės, kad ir atrodo švaru ir panašiai, vis tiek aplimpa dulkim ir panašiai, išmeskite kulką. Į vamzdį ar į dėtuvę dėkite tik tais kulkas iš dėžutės. Kai baigėte šaudyti, visada padarykite kontrolinį šūvį. Aš žinau, kad aš iššaudžiau visas kulkas ir pas mane vamzdis tuščias, bet vis tiek reikia pertaisyti tuščią ginklą ir padaryti tuščią šūvį. Labai gera praktika, nes būna visko. Su ginklu elkitės kaip su moterim, negalima mėtyti, trankyti ir panašiai. Net jeigu ginklas yra tašyje, kažkiam krepšy ir panašiai, vis tiek stenkitės nemėtyti, nes ginklas yra jautrus ir mažiausias kilimas, mažiausias nukrypimas ar kažkokios detalės lūžis gali jums kainuoti ginklo brangų taisymą arba išvis ginklo sugadinimą. Jeigu naudojate CO2, jeigu naudojate pneumatinį ginklą su CO2 dujomis, visada iššaudykite pilnai, kaip tokį ginklą aš naudojau pirmam sezone, bet jeigu naudojate PCP ginklą, atvirkščiai, pilnai niekada neiššaudykite, palikite tarp 90 ir 110 barų, aš palieku apie 100 barų palieku ir ginklą padedu į šoną. Ir žinoma, nemodifikuokite patys ginklų, nekelkite jo galios, nes tai yra nelegalu. Ir žinoma, netaisykite patys, jeigu neturite patirties. Ir taipogi, jeigu turite patirties, bet yra dar garantija, tai geriau nešti garantiją, nes jeigu kišite nagus patys, greičiausiai jūsų garantija nebegalios. Tai tiek šiam epizodui. Sorry, kad nepašaudėme šiandien, sorry, kad neparodžiau dar ginklą, bet tam yra sekantis epizodas, jame pristatysiu ginklą, parodysiu iš arti, ir padarysime kelis šūvius į taikinį. Tai ačiū, kad žiūrėjote ir iki pasimatymo.